Pasakyk, kad esi idiotas, to nepasakydamas. Aš pradėsiu. Dabar yra beveik 4 ryto ir aš einu susitikti su savo grume. Kaip varžybinukai mažieji. Labai širdelė. Žiūrėkit, mes turim naujų skaniukų jum. Kaip tik prieš varžybas. Nu, žuvytę. Saulytę. Jam realiai viskas patinka. Jis yra tas žirgas, kuriam duosi, bet ką jisai suvalgys. Nemulė. Opa. Dar pasiėmėm šaldančią truputį, irgi pasišaldysim kojas, tuoj paaiškinsiu kodėl. Einam prie kojyčių ir šaldam. Šiaip belenkokia reklama šitai firmai, šitam geliui turim ir molį. Va čia va šito dalyko, bet šiandien pasakysiu, realiai stebuklus daro ar ne. Dabar dar ir molio biškį pasiėmam, žinokit, kaip užnisa, kaip prieš varžybas 1 arba 2 dienas viskas nutinka, ko geriau niekada gyvenime nenutiktų prieš varžybas. Gerai, tai dar trumpam paliekam arkliukus, tuoj sugrįšim su jūsų ir mūsų grumu. Žygiuojame pas Medą, einam jos pasitikti ir dabar pašnekam apie tai, kas buvo su Teriu. Užvakar mus partrenkė mašina. Hebra, nereikia lėkti į arklį. Nereikia lėkti nei pro arklį, nei tuo labiau į arklį, tiesioginę, literalią, visokią prasme. Nereikia. Kam reikia mus žudyti? Literaliai. Į mus įlėkė mašina ir Teris dar negana to užpakalį atsuko ir dar kirto į tą mašiną. Nu tai aišku, kad arklys pirsi mašiną, kai jisai jaunas ir bijo. Tai kam lėkti mus? Žodžiu, jisai pasidarė šiek tiek keistas, aš jį vakar pavaikiau, nei jisai šlubas, nei jisai ką. Bet jisai taip kažkaip įdomiai. Tai aš žiauriai bijau šiandien varžybų vien dėl šito dalyko. Tad mes šokam kryžius ir 7-5. Per kryžiukus yra apie 5 žmonių, per 7-5 yra apie 8 žmonių. Guys, not cool. Ir žinot, kaip kvailai sudėjo. Per kryžius aš gal 11 ir ten prieš paskutinę beveik. Ir tada per 7-5 aš esu 2 ir šiam 6. Guys, no. Pasiruošę. Su batukais, Baltadvario džemperis, Nike, kuprinė. Turi dar komentarų? Ne. Matot, kaip greit ištyla. Jinai labai manęs nemėgsta, kai aš vloginais pastebėjot ir kiekvieną vlogą, kiek aš neįkeliu, kiek jinai pribamba man. Mūsų mokyklinukė atkeliavo su kuprinė. Nu, prie Terio tai ir nenuėjo, nemu išglosti, čia tai vaiką paliko. Sakyk. Žinau, kas dar yra baisų maršrutą pamiršė, yra mano didžiausia fobija per kiekvienas varžybas, nes taip yra vienas iki buvę prieš kokius 7-8 metus ir nuo tada aš turiu paranoją. Tai Meda dabar sakė, pafilmuos, kaip batus valau, nes neįkėliau. Va, matot, paimat vandenuko, paimat kanopų krapštulką tokį, nekokį, kur negaila ir brūžina. Jeigu tu šito neįkelisi? Bet man labai daug pypint reikia, žinok. Tai tik pradėjai filmuoti ir viskas nukrypti. Va, mūsų priekavytė stovi firminė, kaip sakant, molėtų žirgų. Šiaip labai gražus rytas. Šitą audrą šiandien rodė prieš kelias dienas, bet kažkaip sunkiai jiems orais. Dabar einam pas kumelės. Jo, šiaip biškį jokinga liko 4 kumelės ir jos visai neapsikrauna jom ir be bernų gerai. Tai žodžiu, einam, pripilsim vandens, pasisveikinsim, pasižiūrėsim, ar viskas visiems okei. Nema pavaduotoja rimčiausia. Pas mus kažkaip visada gaunasi, kad poniai valdo. Ane? Vadė didžioji. Ateik čia. Dešiu skaniuką. Nem? Oi, mažytė. Nemaišykit, prašau, Pepės ir Penčias. Jos nėra panašios niekuo. Literaliai tik kad juodberis. Ir tai čia yra juodė. Literaliai jinai yra juodesnė. O Dieve krekždė viešpatie šventas. Pamatyt, kaip demonas atrodo. Guys. Krekždė, tu nebūsi kaip juodė. Nu niekaip, nu be šansų tau, tu tą suprask. O žiūrėkit, lubinų keliuku atkeliavė naują kelią. Šiaip sunkiai, bet priėmė į bandą ją. Dar aišku, pabiškį testuoja ją visi išėlės geriausius draugas Terezėlis. Sahara, aš turėjau momentą su Penčiausku ir tu tiesiog atėjai ir ją nuvijai. Draugiškiausias ponis. Bet šiaip tai šuniukstų. Pirminėjau su Penčia, jinai labai faina kumelytė ir tikrai jos asmenybė gana nuoširdė, bet žiauriai sunku dirbti su ją ir jinai žiauriai galinga. Taip, mažylė. Tai dar su Kantaru tikrai pabus kokį mėnesį bent, nes dar labai reikia apsiprasti. Jinai dar net nėra savaitės kaip pas mus, arba šiandien sueina savaitę kaip jinai pas mus. Krekždė tai grįžo į bandą pagaliau už savo karantino ir kol kas viskas okei. Labai! Ir draugiškesnė šį pasidarė, jeigu jau realiai tiesiai šviesiai.
Pagyveno viena, suprato, kad reikia draugų. Ir jo, tikėkime, viskas bus gerai. Labai tikėkime. Medas sakė šalta, jai? Šalta. Nema valgau, štat laimingas. Žinokit, čia ne taip paprasta Hebro, kaip atrodo. Jisai ant tiek geras, kad jis nelabai valosi. Menai. Gerai. Čia taip važiuoji? Žiūrėk, dar vieną žingsnį padaryk. Matai? Čia visai patogu fotka. Ateisi? Ai, gerai. Ten rimgailės kesti biški. Ai, gerai. Žiūrėjau, išvengčiau, jeigu tu tiesiog įliptum. Nemo dabar tavo eilė. Taip. Va kokia graži. Pažiūrėkite mano batą, tokių gražiai pabūsiu. Ai, gerai, šiandien labai gerai palyginus pasikrovus praeitų kartų. Ai, geri berniukai. Labą dieną. Man tai patinka šiandien medai, labai daug energinga. Aš taip šiandien išsiskiriu iš jūsų. Alio. Mes tokios baltos, tokios, žinai, mes čia susiderinom su jie. Jie. Meda? Filmuojam dabar. Siūloma apsaugos projekte, bet visų pirma, galėtų pasakoti, o kaip dabar. Aš irgi noriu tokio aparato. Praleiskim pešiuosi, čia dar toli važiuos. Jūs bijot, jūs nestartuojat, Hebra. Va, matai jau suvažiavai. Ir vėl sakyk, aš čia kažkodėl. Kaip tai įvyko? Čia grinai tas pats maršrutas, kur prieš 2 metus šokau, literaliai. Man nepatinka vazonėliai, o jie yra visur. Teriui irgi nepatiks vazonėliai, o jie yra visur. Hebra, o mes kartais nešnekam apie arklių gerovę. Ir tada bėg žirgelių varžybose, va toks arklys pančiotas. Gerai, tai kol dar neužsiplėskiau, važiuojame mūsų apšilimą su Teriu. Taigi pirmasis apšilimas yra su Teriu. Ir buvo šiek tiek man baisoka, bet ačiū Dievui užsėdus pajaučiau, kad viskas Teriukui gerai, jisai tikrai gerai jaučiasi ir galim drąsiai judėti į priekį. Net nemato. Ai, mato. Dabar norėčiau, kad tu ją apibrauktum per vidurį raudonų dalykų. Ačiū Meda už prašymą, dabar vėl grįžtam prie Terio pirmųjų šuoliukų aikštėje. Visai smagus buvo, nenusuko, gana drąsiai šoko ir vėl grįžtam pas Medą ir lukne. Nenoriu. Užblūrink veidą tie, užblūrink. Taip. Va. Labai jau Meda daug prašymų iš tavęs, neblūrinsiu veido, labai gražus luknės veidas, visi galim paplaut. Ir toliau grįžtam vėl į apšilimą su Teriu. Ir dabar keliamės į maršrutą. Va, mūsų gražuolė jau aikšteliai. Nors ir atrodo, kad vaikis drąsiai šoka, tikrai galim pamatyti, kad Teris labai daug bijo, nes vis dėlto Terezėlis yra labai jautrios sielos, zuikutis ir raitelis turi turėti dvigubai drąsos tiek už save, tiek už žirgą šiuo atveju. Bet šiaip džiaugiuosi, kad švariai sušokom, tikrai Teris nenusuko, nors ir norėjo ir buvo minčių, tačiau mums pavyko puikiai susidraugauti ir visą maršrutą sujojome švariai, be klaidų. Čia šiaip buvo visai įdomiai padaryta iš 5 į 6. Ne visiems žirgam, kiek mačiau, patiko šitas posūkis, tai maniškiams irgi neišimtis ir toliau judam į kitą kliūtelę. Nekenčiu laiko normų, tiesiog nekenčiu, nesuprantu, kaip reikia jas jot, tas pataikymas į laiką man netrodo iš viso absoliuti nesąmonė, bet su Teriu buvo bairis, kad mes, jeigu neklysiu, 2 sekundėm ten daugmaž per greitai lygtai sujojom, tai mes buvom gana arti laiko normos ir po starto mes buvom priziniai vietoj, antroje vietoj. Nutijauskai. Aš negaliu pavalgyti. Buvau apšalusi. Sakė, negali. Jūs pažiūrėkit, koks zefyras. Zefyriuk. Taigi vlogas. Moterė traukėsi iš kadro. Alio, nu, vaikelis. Kas tokia? Ką jūs? Nekelk šito tie. Matai? Nu, Kokia čia reiškia? kuris?
Užtat pažiūrėkit, kaip Nemo linksminosi apšiliminiai aikščiai su manim, šiai buvo visai smagu. Kadangi buvo gana karšta, tai Nemo irgi nepareiškė didelio noro dirbti, bet vis dėlto viskas pavyko neblogai. Nežinau, ar dėl baimės, ar dėl per didelio susikaupimo visiškai nemačiau tempų tą dieną, tai irgi buvo ne kažką, bet Nemo stengiasi mane gelbėti. Va, op ir yra. Į startą kviečiama Tija Pumputytė, Nemo. Oi, kaip gražu, kaip faina, kaip smagu. Nemeluosiu, maniau, kad mes lekiam tą maršrutą, nes jisai iš pradžių buvo gana užsivedęs ir tada gal aš jį pradėjau stabdyti, nes vis dėlto po velnių čia yra laiko norma, kaip aš nekenčiu šito termino. Vienu žodžiu, tai aš šiaip maniau, su jo laikas bus geresnis nei su Teriu, bet pasirodo su Teriu buvo geresnis, nors jie per daug nesiskyrė, nes mes pagal galutinius rezultatus su Nemo ir Teriu buvom panašiai, bet Teris buvo aukštesniai vietoj ir aš maniau, kad mes metėm tą kryžių, bet pasirodo nemetėm, ačiū Dievui. Na ir kaip sakant, buvo visai neblogai ir tada prieš paskutinę aš sugalvojau, reikia pastabdyti. Nu tai nieko tokio. Vykelis, nevykėlis, kaip aš mėgstu sakyti. Galvau, tie išlindo, neišlindo kažkokia moteriškė. Nemo, nu ką tu ten išdarinėjai? Vat grinai, Nemo, ką tu ten išdarinėjai? Dabar žiūrėkit, kaip mus beveik nutrenkė. Nemo apšalės liko. Bet šiaip tais jo, buvo ir šitaip. Nu, jau antras apšilimas buvo žymiai sunkesnis ir aš buvau visiškai išėjusi iš fokuso. Ruošiasi Vin. Dabar žiūrime mano patį liūdniausią startą gyvenime. Nemo toks buvo energingas, taip gerai bėgo ir nemetė. Įsivaizduojat, nemetė ir va, žiūrėkit, kokį mes full speedu einam į tas kliūtis, kertam posūkius. Jisai toks šaunuolis buvo, šitaip tobulai šoko. Ir mes toliau varom visų greičiu, aš jau tokių vilčių turėjau, kad čia viskas bus taip gerai, taip fainai. Žiūrim, bėgam labai gražiai peršokta ir dabar bam. Prieš paskutinę metėm, žinokit, aš taip pykau ant savęs, jūs neįsivaizduojat, kokia aš nusivylus buvau. Negraži. Nemo šaunuolis, žiauriai gaila, kad metė. Tarp tiek krūdų arklių aš nesuprantu, kur jinai. Nelūnai komentuoja, kol aš filmuoju. Nu, Teriukai. Ir po labai ilgos pertraukos, kadangi mus labai kvailai sudėjo vėlgi Nemo į pradžią, Teriu į patį galą, tai mes grįžtame į apšiliminę aikštę su Teriu. Na, o maršrutas su Teriu irgi nebuvo pats geriausias, nors aš tikėjausi, pavyzdžiui, kad Nemo viską išvartys. Iš tikrųjų, Terius numetė 2 kliūtis dėl mano klaidos. Na, bet yra kaip yra, svarbiausia, kad vis dėlto vis tiek buvo pasikūręs ir mes bent jau kažkas stengiamės daryti. O pavyzdžiui, čia tai iš viso aš neturiu komentarų, kas čia buvo visiškas nesusikalbėjimas. Na ir po to jau pamačiau, kad mes viską metam, tai tiesiog galvojau viskas, bent jau gražiai užbaigiam. Ir Teris iš tikrųjų šaunuolis į paskutinę gražiai užėjo, nes jau sugebėjau iš toliau šiek tiek išsikelti ir mes vis dėlto susišnekėjom galų gale. Atvažiavom aplankyti draugų. Wow. Užbaigiau vakar vlogą, nes mes grįžom visi žiauriai pavargę, nusikalę ir visi tiesiog jau realiai lūžom, kai grįžinėjom, tai vakar ir tai buvo belenkiek darbų ir šiaip grįžti į varžybas po 2 metų yra mums gana didelis iššūkis. Jeigu kalbant apie pačius rezultatus, per kryžiukus su abiejais buvo švariai, su Teriuku kurį laiką likom priziniai vietai, bet galų gale buvo žiauriai šiaip daug dalyvių. Tai vis tiek mus išstūmė, kas be ko iš tos prizinės vietos, ko aš ir tikėjausi, tai tikslo jokiai prizinės vietas pakliūti tikrai nebuvo. Mano didžiausias tikslas buvo švariai sušokti visus maršrutus. Aš apsiverkiau, literaliai. Po pirmo starto mūsų, kuris buvo su Teriu per kryžiukus, aš tiesiog apsiverkiau. Iš laimės, iš nežinau iš ko, bet per daug emocijų buvo. Ta prasme, Teris tiek daug dėl manęs darė. Ir tas man vaizdas galvoju, kai mus partrenkė ta mašina. Ar tai vadinama potrauminiu stresu? Jo, galbūt ne. Ir apskritai, kiek mūsų komanda žirgino yra įdėjusi darbo vien į tai, kad mes per 2 metus pagaliau vėl išvažiuotume į varžybas, yra beprotiška. Tai neįmanoma žodžiais apsakyti, kiek yra daug įdėta vien į tai, kad mes vienai dienai išvažiuotume į tas varžybėlės. Tai buvo bomba, buvo emocijų antplūdis. Nemuku irgi džiaugiuosi, jisai tikras šaunuolis, ypač per 7-5. Aišku, po pat starto aš buvau žiauriai nusivylus savim ir pikta ant savęs, kad mes metėm tą vieną kliūtį. Bet po to, kai pamačiau viską, tai vis dėlto tik vienas metimas buvo. Nors jis dažniausiai ir per 60 cm meta 1 ar 2 kliūtis, tai dabar palyginus, kai tik vieną metėm, tai buvo visai neblogai.
Tai šiandien mes atsisveikinsim. Ačiū labai, kas peržiūrėjo šitą vlogą. Šiaip pamiršau, kad vlogą filmuojam vidury varžybų, nes belenkiek emocijų, belenkiek žmonių. Labai fainai visi, kas atėjot, pasisveikins, fainai persimesti žodžiu, dėl ko labai myliu visą varžybų vaibą ir dėl ko reiktų padėkoti patiem organizatoriam, kas be ko, tai kad vis tiek susitinki su žmonėm, pašneki, pabendrauji, pakalbė, sutinki naujų veidų, sutinki senų veidų. Ir žodžiu, kadangi aš jau nusišneku, nes aš vis dar irgi nusikalus kaip ir teris po varžybų, tai mes čia atsisveikinsim ir iki kito video.